Šiandien į Lietuvą atvyko Kauno Žalgirio naujokas 28 metų amerikietis Ibrahimas Džeberas. Legionieriaus atvykimas nebuvo toks sklandus, kaip tikėtasi. Kelionėje pasimetė 2 žaidėjo lagaminai. Matote vieną mano krepšį, tačiau aš turėjau 3. 2 mano lagaminai pasimetė. Žaidėjas, kuris niekur nerungtyniavo visą praėjusį sezoną, sako, kad tie metai nebuvo blogi. Tai nebuvo blogi metai. Aš visai nežaidžiau krepšinio, bet savo laiką atidaviau religijai. Tai buvo geri metai. Žaidėjas jau daug geriau žino, kokia šalis yra Lietuva. Prieš atvykstant teko pasidomėti. Krepšininko negąsdino nei orai, nei kultūra. Aš gerokai pasidomėjau šalimi. Daugiausiai tai buvo paieškos susijusios su musulmonų tikėjimu. Man svarbu, kaip į tai žiūrima Lietuvoje. Taigi aš žinau apie Lietuvą šiek tiek daugiau nei iki tol. Būsimi komandos draugai nėra gerai žinomi, tačiau prieš keletą iš jų žaidėjų yra tekę rungtyniauti. Žinau tik keletą, tų žaidėjus, kurie yra žaidę Italijos lygoje, Kaukenas ir Lavrinovičius. Tai labai patyrę ir talentingi žaidėjai. Man bus malonu žaisti su jais. Kaip stiprią savo pusę žaidėjas įvardino gynybą. Aš nežinau, ar jūs apie mane kažką žinote, bet gynyba man yra labai svarbu. Tai pagrindinis dalykas, kuris padarė mane sėkmingu profesionaliu krepšininku. Žaidėjas prie komandos prisijungs jau artimiausiu metu. Laurinas Verpetinskas, Aurimas Budraitis, Vytautas Juknys, Sport 1 Žinios Plius, Vilnius.